Labas vakaras visoms gražioms sieloms. Kas manęs nepažįsta, esu Vaida ir norėjau palikti atsiliepimą apie nesenai surengtus Dianos kursus, kuriuos mes baigėme ir kurie, kaip sakant, mane perkėlė visiškai į kitą lygį. Aš pati juokiuosi, kad į juos mane atvedė mano angeliukai, turbūt užrišė tiesiog man akis, nes jeigu aš būčiau žinojus, kokie tie kursai ir kaip ten viskas vyks, aš būčiau savo protu tiesiog neėjusi tenai. Aš kažkaip buvau nusiteikusi padirbti tiesiog su savimi, kad ten pasigilinti į savo kažkokias problemas, gal paieškoti atsakymų į savo rūpimus klausimus. Bet kai paaiškėjo, kad mes turėsime dirbti ir su kitais žmonėmis, kad mes turėsime atlikinėti praktikas, kitiems man buvo toks šokas ir aš galvojau, kur aš papuoliau, čia ne man, tikrai aš to nedarysiu, buvo milijonas pasipriešinimų pas mane, buvo net ir pyktis ant tos pačios Dianos, galvoju, ką jinai čia sugalvojo, kodėl jinai mus verčia daryti tokius dalykus, aš tikrai tam nepasiruošusi. Ir kiekvieną kartą, kaip ėjau per kažkokius tuos blokus, per kažkokius lipau dalykus, kur tiesiog lipau per save, per tuos dalykus, kur nenoriu daryti, man vis atsitikdavo gyvenime kažkoks geras, gražus dalykas, kur man buvo tokia kaip motyvacija, kad gal tai tiesa, gal tiesiog nesustok, Vaida, gal eik, tiesiog daryk. Nors tikrai nebuvo lengva, aš galiu pasakyti, tikrai buvo dienų, kai tiesiog norėjau viską mesti ir galvojau, tikrai čia ne man. Aš labai džiaugiuosi, kad aš nieko nemečiau, nes didžiausias wow man buvo ir didžiausias atsivėrimas ir perėjimas į kitą lygį per tiesiog paskutinę mūsų pamoką. Per mūsų paskutinį susitikimą, kur man tiesiog atsivėrė tiek, kad mano protu buvo nesuvokiama. Ir tiesiog taip parodė man, kad kaip yra svarbu nenustoti kažko daryti, kaip svarbu nemesti, kai tam tikrų metų gal suabejoji, kad gal kažkas ne tau, nes tiesiog turėjo ateiti tas laikas, mano, kaip sakant, patirtyje, mūsų paskutinė seansų pamoka, kai man atsivėrė tiek, kad aš supratau, kodėl aš į tuos seansus atėjau, kodėl man tai buvo svarbu, kodėl buvo svarbu pereiti per tuos visus, kaip sakant, blogus dalykus, per tuos visus blokų valymus, per viską, kai aš tiesiog perėjau į kitą lygį ir aš pasakiau, wow. Tai man buvo kažkas protu nesuvokiama. Ir aš visada buvau tokia ganėtinai didelė skeptikė, aš tokiais dalykais nelabai tikinti ir visada pas mane toks aštrus protas, bando užduoti man milijoną klausimų, aš bandau ieškoti paaiškinimų į tuos klausimus. Bet per tą paskutinę pamoką man atsivėrė viskas taip, kad aš tiesiog buvau priblokšta ir mano tas visas skeptiškumas tiesiog išgaravo, jau neliko. Todėl norėjau pasakyti didelį ačiū tau, Diana, kad tu, kaip sakant, buvai tas spyris man, kad tu vedei mane, kad tu mums suteikei tokią galimybę tiek pamatyti, tiek išmokti, tiek pajausti, kad investavai į mus savo brangų laiką. Ačiū tau už tai, tu esi tikrai nuostabi siela, tu esi mūsų šio gyvenimiškasis vedlys, tu esi tiesiog mūsų, kaip sakant, šio gyvenimo angelas vedlys. Nesustok tu, ką darai, aš tikiuosi surengsi dar daugiau tų kursų, tikrai nekantrauju sudalyvauti, ypatingai regresinės hipnozės, jeigu rengsi. Ir tiesiog ačiū visiems, kurie dalyvavo šiuose kursuose, taip pat ačiū už energiją, ačiū už visą jūsų laiką, ačiū už tiesiog viską, ką sudėjote į tą kursą, ką mes praėjome, nes tai buvo tiesiog mūsų didelis bendras darbas ir jūs esat visi nuostabūs, aš jūs visus labai myliu ir esu labai jums dėkinga.